Kodėl pasaulio finansų, verslo ir politikos lyderiai prenumeruoja solidžius leidinius? Nes tuo metu, kai daugelis prognozavo Jungtinių valstijų ekonomikos nuosmukį, žurnalas Valstybė teigė, kad Jungtinių valstijų ekonomika atsigaus, o doleris brangs. Ir neklydo. Kai šimtai ekonomistų ir analitikų laukia Graikijos pasitraukimo iš eurozonos ar net ES subyrėjimo, žurnalas Valstybė nuosekliai teigė, kad eurozona atlaikys, o Graikija iš jos neišstos. Ir neklydo. Ir net kai politiniai veikėjai nuolat įtikinėjo, kad Rusija siekia tik prekiauti, žurnalas Valstybė teigė, kad ji visomis priemonėmis siekia primesti savo įtaką. Ir neklydo. Nes nepriklausomas analitinis žurnalas, gerbiantis savo skaitytojus, rašo ne tai, ką jie nori girdėti ar ką galvoja kiti, o tai, kas labiausiai tikėtina. Todėl tokius žurnalus ir skaito pasaulio finansų bei verslo lyderiai. Valstybė – solidžiausias žurnalas Lietuvos lyderiams. O ką prenumeruojate jūs?